Nu ką, Justyte, pakalbam. Apie ką? Pakalbam. Apie kelionę. Kur nuplanavai keliauti? Tokia graži diena, reta tokių dienų šią vasarą, bet to jinai jau baigėsi. Reikia kažkur būtinai važiuoti. Išnaudokim progą. Važiuojam dėl važiavimo. Galim kažkur aplinkui popietę skirti. Lankom Radžabą, šašlyką, kavos, ten šašlykiniai pas jų. Jis skaniai vegetariškai paprastai kažką padaro. O toliau gal kas? Paskui kavos, sakei, pasiemam. Ir galim Kavos pro tos pasiimam ir- etnografinius kaimus prasukti. Kur labai Žemaitijoje, sako, tokie nuskurdent kaimai. Nu, mes galim Sako, ten parodyti. tokias lūšnas. Jie labai senoviškai atrodantis tokie, kur yra etnografiniai. Etnografiniai, kaip muziejai. Važiuojam. Nu ką, atvažiavom? Važiavom. Pas mūsų draugą Radžabą skaniai pavalgyti. Чай сделать вам? Давай. Ну давайте. Vardas atsimeni, aš tau. Ne. Забыли ваше имя. Ваше имя. Мурат. 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 Murat. Reikia kažkaip įsiminti. Kaip Murat. Murat. По-английски тоже говоришь? Нет. Нет. Ну, чуть-чуть понимаю. Будешь по-литовски учиться, да? Да, точно. Он по-английски не говорит, а у него жена преподаватель с английского языка. Так ему не надо. Kaip nuotaika. Fainai, čia vat mes mūsų mėgstamoj vietoj pas Radžabą, tai prie Varėnos jūros, nors kokia čia jūra. Savo kelionę pradedam nuo Pilvukų Prie Varėnos vandenyno. prie Varėnos vandenyno. Prie Varėnos vandenyno. Čia tokia smagi vieta ir labai smagu su motociklu atvažiuoti ir galima dažnai sutikti motociklistų. Tai va tikrai rekomenduojam. Vertinimai labai geri, nu visai geri. Iš 5 balų 4,4 200 žmonių įvertino. Tai gana aukštas vertinimas. Šiaip čia visi labai šašlykus ir kebabus giria. Nu, mes kai mėsos nevalgom, tai negalim apie tai nieko pasakyti. Pažiūrėsim, sakėt, pagamins mums naujų falafelių. Paragausim. Eina, gal parodysiu. Vandenyną Varėnas. Varėniškių labai mėgstama maudytis vieta. Einam, pažiūrėsime Varėnos pliažą. Varėnos jūros paplūdimys. O tik laidai nelabai gražiai atrodo, už tos įtampas eina virš tvenkinuko. Valtį valandai galima išsinuomoti 5 eurai, vandens dviratis 7 eurai valandai, irklintis 7 eurai. Toliau paėjus galima į tinklinę aikštelę.
Aš žinau, visai gražu tenais. Vystytė. Daug varėniškių ten maudosi. Mes arba į Verseką važiuojam, arba į Daukus. Mums reiktų kurti tuos filmukus apie kažką į dvasingumą, sąmoningumą įtraukti. Galvoju. Pavyzdžiui. Nežinau, kažką tai. Ką turi galvoj? Sukonkretink idėją. Gal kokią maginį veiksmą, Ritualą kokį pademonstruoti? ritualą pademonstruoti. Na, čia jau tavo sritis. Aš galiu būti operatorium kipsu. Apie mintis, kaip mintis materializuojasi, gal Mūsų maistas ateina. maistas ateina, jo? Ačiū. Ačiū, Maratai. O, Nu va, gavom Va. savo falafelius balą statysia įstytę. su gausybė salotų Kokį balą? O, žiūrėk, ir mes bulvytėm. pagyrė. Dar didesnė atnešė porciją. Nu, čia tikrai labai nuoširdžiai ir arbata vaišina. Skanaus. Ačiū. Kokia didelė porcija. Ir sako, o ką tu vegetaras valgai? Čia nei mėsos, nei žuvies tame patiekale nėra. Aš tikrai daug kalorijų gausiu ir pavalgysiu. Ir tikrai labai skanu. Taip, Aistytė. 5 iš 5. Nu, pavyzdys, ką mes valgom. Sakau, viską valgau, tik išskyrus mėsą, kiaušinius ir žuvį. Bet dabar žuvį biškį valgau. Vast horizons unfold.
Nu tai kur žiogas? Velnias atnešė. Tai mūsų mėgstama kavagerio vieta prie Ūlos akies. Nu, prisikirtom gerai pas Radžabą. Dabar visai gerai ta kava gamtoj. Dabar jau reikia pasikultūrinti. Radžabas tikrai gražioje vietoje įsitaisęs tenais. Tu neėjai, praradai daug, aš filmavau, pamatysi. Tai va, taistytė. Nu ką, dabar pasikultūrikim. Čia visai netolies yra 3 etnografiniai kaimai, kur visi turistai važiuoja. Tai ir mes galim prasukti. Žiūrai. Žiūrus, tai trumpai taip užlekiam, tai galim. Taip, ten nieko gal labai. Zervynuose, kiek esu, tenais jau. Jau ten įdomiau, ten tie kryžiai su žiūrstais prijuostėm. Ir paskui toliau pavažiavus Marcinkonis. Nu nežinau, Marcinkonis, žinau, kad jie garsėja tokia ypatinga kavinė, Pamislik ir Užeik. Tokiu keistu pavadinimu. Jo, sako brangu, bet ten legendinės spurgos. Ir grybukai labai skanus. Tai mes galim prie kavos dar spurgo ar grybukų pažiūrėti. Prie kavos dar kavos. Prie kavos dar kavos. Kava su kava galima tai padaryti. Na, kai toks oras tikrai nesinori būti namuose. Čia kas dėkinga, Varėnos krašte tai gamta, pati Varėna atrodo miške pastatyta. Dėl grybų tai dabar ištisai, matai, pakelėse pilna mašinų. Dabar ką tik grybautojų, va, pilna voveruškų. Grybautojų. Čia mes keistuoliai grybų nerenkam, nes nelabai jų valgom. Net pykstat? O tai vien voveraitės ar ir kokių kitokių? Vieną raudonikį. Ūmėdės. Ir per kiek čia laiką? Valandą, gerai pusantros. Per pusantras valandos. Bet pavargot. 2 valandų nebuvom, kol nuėjom, kol viską tai. Bet pavargot biškė, ne? Nešt pavargot. Nešt sunkiau negu. Matot, nu, mes galvom, kad čia turistai prie Ūlos akies Ne, ant durniaus liaudės išnekant pagrybauti. Kiek voveruškų daug per valandą laiką? Dalinies mažiukai. Taip, reikia dalintis. Viską. Paskutinių sausainukų. Paskutinių kasniukų. Prie kavos labai tinka. O video, norėjau paklausti, video bus galima kažkur pažiūrėti? Bajorinas kadre ir už kadro. Kur? Bajorinas kadre ir už kadro. Bajorinas kadre Ir už kadro. Aš jums YouTube. YouTube. Norėsiu pažiūrėti. Mes tokie vietiniai, vat, Tai mes važinėjom, Bajorinas kadre ir už kadro. Buvom Dabar dar tik mokinomės Šalčininkus. Ten va, fainų vietų, Merkinės piramidės, labai toks vykęs video. Kur mes čia? Ančios. Ne, tai dar įkels, sumontuos. Tai po kelių dienų gal šiandien. Kadre ir už kadro reikės pasakyti. O iš toli atvykot? Alytus. O, Alytus. Tai ką, Alytaus rajone nėra, Varėną reikia važiuoti. Nu, kad apie Merkiną Varėną malonės jie grybautų. Užtat čia ir yra grybų kraštas. Tai sako, kad Varėnas Dzūkijos. Tai mes kieme grybus susirenkam. Vienkieme gyvenam. Primatų su vienkėmis. Ateisim suvesti. Kamilė! Kamilė! Pasiimk šį telefoną, tu man sivesi tai žmonės. Sveiki, va, toks mūsų kanalas. Jėtiuos. Nesenai pradėjom filmuoti. Bajorinas kadre ir už kadro. Kur čia motociklų šito atlikęs? Aha. Gerai. Tai vat ir dedam, važinėjom su tokiu motociklu. Tai man atrodo, daugiausia. O, ačiū. Limuzinas. Vyras skaičiuoja. Taip, Labai limuzinas. Svajoja. Jūs esat? Mes
Jis žemaitis, aš aukštaitė, gyvenam prie Varėnos. Dzūkijoje. Vienkiemi. Mes dzūkai. Mes ne, mes tokie svečiai. Gerai, svarbu nepaikyti. Ne. Padažnaut reikia, kaip sakant. Matai, kiek daug prisigrybavo šitie žmonės. Nu, bet aš žiūriu tos grybus, nežinau, man netraukia grybas kaip maistas. Man atrodo, vat klausimas toks, kodėl dvasingais dalykais besidominti žmonės sako, kad grybas netinkamas mitybai. Matai, dabar Aistyte, mes apie dvasingumą žodį traukiai, o dvasingas, kas tas yra, dar daug kas nesupranta savo, kas tai reiškia dvasingas. Sąmoningas. Kai tu ne šiaip valgai, tu pagalvoji, ar tikrai man šitas maistas yra naudingas. Ne tik kūnui, bet ir mano, tarkim, sielai, dvasiai. O grybo energetika yra labai žema, nes, man atrodo, čia kaip parazitinis augalas jis yra, net ne augalas. Kur to vienu žmonės voveruškų prisirinkę buvo? Nu, tai jiem gerai, jie valgo. Bet jie praras vertę, praranda jį. Voverušką, voveraitę reiktų žalias, kaip aš kad valgau. Nusiploviai. Bet tu valgai Žiūrėk, su konkrečiu tikslu. Parazitus pas savęs naikino, o jinai išvirta. Lieka baltymas. Nieko, man atrodo, nei to baltymo nelieka. Termiškai apdoruota, ten tuščias. Ląsteliena tokia. Apgavimas skrandžio lieka. Gerai, Nekalbėk tokių nesąmonių. aš apie marcinkonis truputį pasižiūrėsiu. Ką įdomaus mes ten Tai galime ten pamatyti. važiuojam tada į Stutę, pradėsime dabar kurutam. Žiūrus trumpai kaimuką Ozervynuose pasistatysime motocikliuką, praeisime. Gerai. Pėsti praeisime, tenais lygi tiltelę praeisime. Nu gerai. Dar gal užlipsiu, kas tenais yra. Už tiltelę ten buvo kelias. Oi, ten žinau, drevinė bitininkystė buvo vystoma. Ir ten kaip ir garsėja ta vieta, nes labai prasta žemė, kad augint Ten augalus. kapinėse avilys irgi kažką esu girdėjęs. Nu, pasižiūrėsim. Pažiūrėsime, koks ten medus. Gerai, tada važiuojam. Važiuojam. Asfaltas liejasi į tolį be galo, be jokių ribų. Miestų triukšmas lieka gale, tyloj gilioje aš prapuolu. Šešėliai ilgėja ant kelio, rudens kvapas ore tvyro. Kiekviena mylė mane moko to, kas seniai jau buvo tyra. Skrendu virš žemės ant gaudingų sparnų. Laisvė yra čia, kur nėra jokių sienų, jokių baimių. Variklio pulsas tai mano širdies plakimas ritme. Aš esu kelias ir kelias dabar yra manyje. Horizontas keičia spalvas, nuo aukso iki gilios nakties. Kiekvienas posūkis atveria naują puslapį šios būties. Metalo šilumą po ranką, ramybė mano mintyse. Aš pamiršau, kas aš buvau ten, tame tolimame mieste. Skrendu virš žemės ant gaudingų sparnų. Laisvė yra čia, kur nėra jokių sienų, jokių baimių. Variklio pulsas tai mano Ir surksimės. Nelabai mėgsta žvyrkeliukus.
Pagazdyčiau. 50 man atrodo. Aš esu laisvas. Teritorija stebima įstyti. Labai gerai, reiškia, saugiai galim šalmus palikti. Kur tos kameros? Paslėptos medžios. Tai kur Aistytė tave vėl žiogelį atšokinėjai į katrą čia vietą? Nu, tu mane čia ant savo žirgo atnešiai į Zervyno etnografinį kaimą. Šiaip tokia garsi vieta Varėnos rajone. O kam čia tas kuduriukas Ir užužis? čia, kas ypatinga, tai ant kryžių yra prijuostės arba liaudiškai žiurstai užrišami. Nuo senų laikų tokia tradicija, nes moteris melsdamos šeimai, sveikatos, gerovės, tarsi savo labai svarbų daiktą palikdavo ant kryžių. Tai va, to yra tokie kryžiai su prijuostėm čia. Bet matai, stogai visi tokie skiedram sudėti. Taip, čia jos, kai reikia restauruoti, tai turbūt žmonėm yra reikalų. Vat atsako parduodama. Magazino pirkė parduodama. Zervynuose. Prašom. O kaip gražiai su puodynėm papuošta. O geras. Čia turbūt ta vieta, kur kiekvienas atvykėlis daro nuotrauką. Kiekvienas atvykęs ant. Aš manau. Arba filmuoja. Kaip ir mes. Tai va, čia šiaip tai žmonės gyveno nuo akmens amžiaus laikų. Randama archeologinėse stovyklavietėse, kad įvairių liekanų. Tai tokia senai gyventa vietovė. Ir dar kas įdomu, čia praktiškai niekada žmonės nesivertė žemdirbystę, nes čia labai netinkama žemė auginti augalams. Tai žmonės gyveno iš medžioklės, žvejybos, uogų grybų. Iš miško, taip sakant. Miškas maitino. Čia dar gera vieta, va, šiek senoviniam filmam kurti. Taip, čia buvo keli filmai nufilmuoti. Taip? Niekas nenorėjo mirti ir dar kažkoks kitas, mažiau girdėtas. Nu, tikrai čia labai autentiškai atrodo. Autentiškai. Kaip nusikėlęs kokį 100 ar daugiau metų atgal. Parodom tave prie to kadro, kad tu tokia moderni. Iš 21 amžiaus. Iš 21 amžiaus. Kas čia? Obuoliukais galima pasivaišinti. Skanaus. Na, žmonės vaišina. Draugiški žmonės. Tu paveiksluoji. Čia alyvinukai, skanus, pasivaišink Aistyti. Nenori po kavos. A, Pas Radžabą taip skaniai pavalgėm. O va čia tie garsus 3 kryžiai su prijuostėmis. Dar kažkokia yra legenda apie nesantokinius vaikus, bet aš šito nepamenu fakto. Su kuo dar tos prijuostės siejamos? Ai, prisiminiau. Prašymas dievulio, kad apsaugotų nuo nesantokinių vaikų. Moteris. tai čia būtent šito kaimą. Taip. Bet čia senojant daug tų moterų ir nebuvo jau. Va čia ekskursija kaip tik keliauja. Gal dar nuklausysim kažką įdomaus. Ir čia drevinė bitininkystė, va, dar prisiminiau, buvo vystoma, praktikuojama.
Čia kai suprantam, kaimelis kaip muziejus. Taip ir yra, etnografinis, kaip Rumšiškės. Su gidu vaikšto. Nu ką, Durnai gaunas ten prisijungti. ne, Ten gidas pasakoja, matai, reikia. gidas pasakoja aplink kiekvieną Trobą, kažką įdomaus. kiekvieną namelį kažkokią savo istoriją, kur turi. Nu, žiūrim, kur mus nuveši tas keliukas. Čia ūla įstyti tikrai. Turbūt ula. Ūla, nes Nes pala, negili. ūlos akis yra taip, ūla. Einam ant to tiltuko. Tu vėl savo reilsiuką padarysi trumpą. Jonai. Į upę Čia žmogus irgi užsiima baidarių. su baidarė matyt užsijama. Nu, tikrai sąlygos čia geras. Kas ten pirtelė? Panašu. Užlipam, pasižiūrim, ten iš ten namus laiptukai. Nėra parašyta, kad užeiti draudžiama. Pirties stovyklavietės įrengimas. Čia apie projektą europinį. Čia reiškia kažkoks tai žmogiukas gavo paramą. Taip? Panašu. Pjautų. O, gavo kapeikėlių. Pirtytė. Numerė nėra. Bet čia ir gilu įstyti, nenori įsimaudyti. Nenoriu. Ką? Šiandien vėso, ne? Gili. Pamėginam paeiti į tą puselę, kaip atrodo. O ten irgi etnografinis kaimukas. Aš ant tilto tavęs palauksiu, tu eik. Pamedituosiu. Ant kalniuko užlipus matosi baidarės kaimo turizmo sodybėlės. Švento Kazimiero kryžius. O, koks didelis kryžius. Žiogelis nelipa. Jis sako, kojytės pasivargusias. Bet tu prametei įstyti, kad nelipai. Kodėl? O ko, aš pamačiau kokį objektą. Kokį? Kazimierui Šventam kryžius pastatytas. Tai nufilmavai, tai aš pažiūrėsiu. Ką žinai, pasilika kameroje vaizdas. Davai, Stutė, žinai, ką padarom? Aš tave nupaveiksluoju prie kokią namelę senovinę. Nuotrauką padaryti nori mano? Nuotrauką padarysiu, dirbtinis intelektas aprengs tavi senoviniais rūbais. Gerai. Kaip idėja. Nu, galima. Kodėlgi ne? Nu tikrai verta čia lankoma vieta, tikrai faina. Dar žinai, čia labai reikėtų kažkokios kavinukės su autentiškais valgiais šito regiono. Nes net nėra, pavyzdžiui, nori kavos, nusipirkti arbatos. Nu nieko nėra. Žmonės atvažiuoja tais aktyviai.
Gal čia neleidžiama kavinukės. Kodėl? Nu, arba į kokį namelį gali. Tikrai galima. Dar tokia gatvytė gal. Kažkaip gal čia kaip į uždarus kiemukus. Ai ne, kaip į uždarą kiemą. Nesinori eiti. Biškį grįžtant iš kitos pusės gal pafilmuoju. Nemažas kaimas. Vietinių tai nematėm. Gal jie mieste dirba. Čia kaip čia Aistytė skaitos avilys, drevinis. Drevinė. Praktikuojama. Bet čia geras. Koks medus turi būti kapinėse? Ypatingas. Ypatinga medaus. O. Ir matosi, bitės skraido. Va, tikrai, bet mes su kamera neužfiksuos jų tų bitučių. See the
Taip, aistyti atvykome. Kur mes čia atvykom, Marcinkonis? Čia yra 4 pažintiniai, tiksliau 3 pažintiniai takai, kas mėgsta vaikščioti. Yra dabar labai populiaru vaikščioti. Etnografinė, nacionalinio parko etnografinė sodyba. Ne, bet yra Čepkelio 3 raisto takai pažintiniai. mokamasis takas 6,3 km. Žalgirio Zaskagirio pažintinis takas. Girinio pažintinis takas. O, čia Ukrainos dar biški yra. Be Ukrainos niekur negali. Europa, Ukraina. Kur čia? Vaza kavos atsigeria. Priedanga. Matai priedangą. Saugumas tau. Kokia Marcinkonis čia dabar lankomiausia vieta? Šitą vaikštomą trasą, dėl takumą, kad tik nori ateiti pažiūrėti ar daug vaikščioti gamta. Šiek tiek visi drožia, ko didelė. Su 18, ai 13. Galima 12, galima trumpinti tik 8. Reiškia, ir čia sužymėtas visas tas takas raudona brūkšniu, bet ar jūs domina toks ilgas pasivaikščiojimas? Ne. Ne. Dar žinom, kad čia ta pamislik ir užeik. Kodinokiai yra, bet ar šiandien jinai va ten už 300 metrų ar rytį papė, šiandien jau penktadienis. Nu, kad rašo penktadienį, sekmadienį dirba. Tai ten turėtų didžiąjus jam reikia upė. Dvarų piliakalnių čia nėra. Dvaro niekados nebuvo, taukiam smėlynė, kad gyveno tik mužikai, o ponai gyveno Kur gero žemė. kur gero žemė. Trakuose. O piliakalnis artimiausias Miltinis. O jūs gal gamtininkas? Nu, aš geografas, šiaip tai pagal specialią geografijos mokytojas, tai biškai taip su Čepkeliuose, su hidrologija dirba, bet yra su turistais. Tai yra atininktos mašinas. Jeigu labai norėsim, rasim. Nejaugi mums taip pasisekė kretis. Dar yra svarbu. Laimingas žmogus. Tai po vienas? Tai daug ko pasisekė. Dirbtinių su mėlynėm dar paskutinę savaitę. Nesam tokie laikai. Įsivaizduoja. Paskutinę savaitę. Ten laukia dar yra staliukų. Yra dar tie mažiukai. Pasiema meniu pažiūrėsiu. Gerai, mes Tai pasiimsim. 9 pinigai iš viso. O tu dar kažką galvoji? Žinoti, ateityje atvažiuočiau Dėl bendro alkanas. išprusimo. Ne, atvažiuočiau alkanas tada. Oi, jaučiu panakotą kažkokie. Jinai yra tokia alepanakota. Ten grietinėlės ir pieno nėra. Ten yra graikiškas jogurtas, kefyras, apelsinų citrinų sultis. Labai fainai. Bet telefonas.
Keliaujame, ne? Į mugę, Druskininkus. Tokie solidus čia, ne piemenys. Asfaltas šaukia mus į kelią, palikę miesto šurmulį. Tik vėjas švilpė daina nauja, širdis plaka greičiau už mus. Horizontas tolsta, bet artėja, mes skriejam ten, kur laisvė šaukia. Mes skriejam ten, kur laisvė šaukia. Asfaltas šaukia mus į kelią, palikę miesto Pastebėjai, kaip mes važiavam labai ilgai vieną gatve. Va šitas kaimas. širdis plaka greičiau už mus. Išskirtinis tuo, kad jis vienas ilgiausiai Mes skriejam ten, kur laisvė šaukia. Mes skriejam ten, kur laisvė šaukia. Einu į pagrindinę kaimo gatvę, kur vat, visi kažkaip ten bendraudavo. Ir va čia tas, matai, kokia ilga ta gatvė. Važiavam. Tai skaičiau, kad net čia tokius regionus padalinta tas kaimas. Mes ten čia paleisime droną, pasižiūrėti. Vast horizons unfold beneath us, a world of stillness, pure and bright. We drift through skies of endless wonder, guided by the fading light. To soar where time is standing still, lost in the quiet of the endless sky. To see the earth from such a height, where all our worries softly die. The mountains whisper ancient secrets, the rivers trace a silver thread above the rush and noise of living. A peaceful canopy is spread. To soar where time is standing. Asfaltas liejasi į tolį be galo, be jokių ribų. Miestų triukšmas lieka gale, tyloj gilioje aš prapuolu. Šešėliai ilgėja ant kelio, rudens kvapas ore tvyro. Kiekviena mylė mane moko to, kas seniai jau buvo tyra. Skrendu virš žemės.
Tai kur žiogiukas? Spontaniškai Druskininkuose. Prisiminėm gerdami Marcinkonyse kavą, kad čia vasaros uždarimo šventė Druskininkuose, o kadangi rytoj žada stichinės liūtis nuo pat nakties, kai prasidės, tai mugę geriausiai aplankyti šiandien. Tai tu galvoji, kad čia tu pati sugalvojai Ką? atvažiuoti? Ne, nu tai mes abu nutarėm gerdami kavą. Gerai, einam, praeisime, pasižiūrim, kokias tos mugės. Aš noriu Anukytei kažką gražaus nupirkti. Ne, aš galvojau, norėjau tą pasakyti mintį, kad kažkas tai mumis vis tiek kusa, tai ten važiuojam, Kaip marionetės mes tampome esam. Kodėl? Nu, Mes patys sprendžiam. tu taip manai? Taip. Tu Anukytei kažką tai nori, ne? Ar iš drabužių? Ar iš Nu, eik nusipaveiksluok. Su šitais baibokiukais. Nenori? Čia toksai, man su kaukulėmis. Palaikyk tu tą. Jis irgi įspūdingas. Aš nublankstu prieš bitės. Ne. Oi, Man čia reikia urvą padaryti. Ar galima jūs biškį ką? baikerių klubų, ne? Tas jau per didelis man jisai būtų. Kas? Ne. Druskininkus mes mylim. Daug kartų. Nu, bet čia tokia vieta, atrodo, širdis atsigauna. Nu, gražu, vat, vanduo, augalai, dar mugė dabar šurmuliuoja. Tokia šventės emocija. Penktadieninė ratuko pabaiga bus, ne, Druskininkai? Superinis pabaigimas. Kažkas tai buvo parašęs komentarą pas mūsų. Kad mūsų video kartais neturi pabaigos. Nu, sako, nėra pabaigos. O, Aistyte, vieną dalyką blogai padariau. Nuo saulės akinių Ir aš nepasiėmiau. nepasiėmiau. Prisimerkus labai. Reikia būti. Lipam ir žiūrim, kur dar čia mugė. Ar važiavom? Grįžom. Grįžom. Kaip kelionė? Nu, kažkaip netikėtai nuostabi popietė. Bet turėjom nedaug laiko, bet taip turiningai pakeliavom. Smagu.